Džiaugiamės gerų orų ir rėmėjais džiaugiamės. Štai mūsų rėmėjai, žodžiu, parduotuvė, kur galite rasti visas priemonės aktyviam laisvalaikiui. Ir vėl esam Vermachto kaime šitam. Nusprendėm, kad darinksim signalus tuose sodybėlėse derlinguose, kur buvom praeitom dienom, ir žygiuosim keletą tokių skanių naujų dar turim numatę. Tai radinių bus garantuotai, tik neaišku kokia tema. Yra ten kažkas ar ne? Aš tai vieną turiu signalą. Kažin, kokio gėrio jisai bus. Va, Oskaras jau kasa. Kažkaip tai labai aktualu, koks pirmas radinys. Kas pas tave? Spalvotas? Čia brezentas ar oda? Oda kažkokia. Spalvotas. Kas gali būti su oda? Įdomu. Davins. Palauk, gal ne oda, kas čia yra. Sunku pasakyti. Žodžiu, kažkoks brezentas su guma. Kažkas panašaus, kai vokiški būdavo lietpalčiai, žinai. Čia gali būti kažkokio sunkvežimio brezento dalis su kilpom, bet kodėl tokias didelės? Nu neaišku, gal ateityje kažkur aptiksim. Einam, pažiūrėsim ten gerą vieną signalą. Pagal landų lopetas, bet matai, nėra ten pagrindai. Nedidelis, bet įdomus. Čia aliuminė buvo dar? Jo, tas geležinis buvo aliuminė. Nu, garetas didelių jautrumų. Dėl to ir kabina. Jo, lėktuvėlis kniedės va smulkios. Smulkios kniedės. Čia ir čia. Lėktuvėlis. Nu ką, jau turim temą. Tai nebereikalą mes čia atėjom. Sugrįžom. Davin,
Nu čia karkasas, čia jungdavosi tarp tų dalių. Aš kiek suprantu. Išlukštena ir sumetė į krūvą. Gerai, čia stebuklų nebebus, manau. Pažiūrėsim, kai štugą lupsim tada. Norisi iki visada masyvo. Kas ten iš tos smulkmės? Džiaugs mane ten masyvas, tai bus visada išgyvenęs šitą drėkmę dirvožemio, gaisrus ir visą kitą. Tai galim panaudoti, restaurauti. Žiūrėk, kilpą tankinį. 4/4 trosto. Bet biški net 3/4. Nu sunku pasakyti. O ką rodo? Kažkas tai yra, gruntelis koks nors. Spalvos. Nu įdomu, tikrai. O, kokio dydžio, eikt. Žinai, galinga. Ir sakyčiau, kaip rusui, žiūrėk siūlė tvarkingai, taip lygiai. Sakyčiau, kaip rusui, jinai per kokybiška. Jau dėl tų kilpų tai tikrai nesistengia. Bet pas vokietį palauk, kažkaip kitokios biški buvo. Nu, trosas atvarai. Tik čia yra užspaustas su metalu. Ir čia toks lankėt metalas. Jo. Įdomi. Užskaitau. Nemanau, kad melioracija. Gerai. Ataskaita. 5 kg vario vėlos. Paslėpta. Užslėpta geri, nu, žodžiu, ateičiai. Ten va yra signalų irgi normalių. Ką reiškia, kai sugrįžti į tą sodybą ir apžiūri ne jos brandolį, bet kažkur už ūkinių teritorijos pakraščius. Pažiūrėk, šitą detalę įdomiau. Kas čia yra? Gerai, pažiūrėsiu. O, ką tau primena? Kažkokia technika. Reikia pabandyti. Įdomi, su skylėm. Ne, čia lėktuvui biški per masyvi. Bet siūlės paprastas. Ir čia vat su morkau įdomu man pažiūrėti būtų. Gal žinai. Viskas. Tai dėl skylių ten tau kabino gerai. Pasistengti reikia kuo daugiau identifikuoti, tada 251, sakykim. Serbentai ir sodyba. Kalviška. Jo, toks blynas kalviškas visai. Gerai.
vokiškos dujogas nukis. Nu, šitos šiukšlės visokias, kaip visada, tradicinės. Įprastas tas. Tai šiandien mes su 2 detektoriais tikimės dvigubai daugiau negu emocijų, radinių, štugo dalių konkrečiai. Ko geriausia galim čia tikėtis iš štugo, nes pavyzdžiui kažko stambesnio, panteras mes neradom, šiek tiek toliau bus. Dabar lėkia pas Oskarą. Sakė, pirštą ištraukė. Koks pirštas? Štuginis? Ne reso, ne? Čia reso buvo išpuolęs. Štugo pirštelis. Jo. Štugo. Antras jau čia štugo ir trečias pirštas bendrai paėmus, nes buvo reso dar. Kokia tai įdomesnė sąvarža. Čia išorinis riegis matosi. Čia varžtas buvo. Dar, žinai, praėjau per tą vietą, kur čia šitie lobiai buvo. O, 2 RSO, 2 štugo. Piršteliai. RSO lengva atskirta, net ten tokia galva keisti. Ilga. Gerai, tai dar čia praeinu su giluminiu, nu, daugiau aiškumo. Pradėjo kabinti jau morką. Čia kažkur bus netoli. Kaip atrodo, kad čia keliukas jo buvo. Nes vat akmenų prigrūsta, pritrambuota. Ir detalių prie to pačio. Pirštus, ko gero, vikšrus į pametė. Tiesiog kėlis turėjo daug, manau, tų pirštų. O detalės nereikalingas čia palaidojo. Fantazijas pritrūko tiek panaudoti, turbūt bobutė pasakė, dar vieną detalę prisuksi. Kažkur tai daržiniai nuo tanką. Išsikraustysi su viskuom. Ne, nu čia kiekvieną judesį rodyt, aš nežinau, atbojinik čia girdi bus važiuklės, atrama, balansyra, taip spėju, nes va metalas ir guma. Kiekvieną judesiuką čia neparodysim. Mažai ką žiūrės ir mums čia bus daug papildomų veiksmų. Ištrauksim, pažiūrėsim. Tai va, nusprendėm mes, kad čia po to akmenukų nelabai didelis, kaip sakyčiau. Tų akmenukų štugo ratas. Turėjom priekaištų sodybo šeimininkui. Atrodo, kad tas štugo ratas nupjautom gumom. Be reikalo stengiasi, supranti, tiek drožė su peiliu. Turbūt ir porą peilių nulaužė. Bet be reikalo. Mes būtum labiau apsidžiaugę, jeigu čia būtų buvę, žinai, tokios gumos kaip ten, anam gale kaimo, ten buvo smagumėlis. Koks jis bebūtų, čia nepelkė, kad būtų sušutęs mirtinai, tas atraminis
ratas. Tai labai smagu. Vis tiek nebereikalo mes čia atmynėm. Va, ir kiek supratau, nu taip logika dėliojasi, kad čia rūsys buvo, nes lygtai pamatai rūsį. Įsivaizduok, maišytas dirvožemis 1,20 m gylį ir dar nesibaigė. Yra šansų, kad po to ratų bus dar kažkas tai įdomaus. Štuko važiuoklės. Žodžiu, betono radom, akmenys suplauti su tokiu pusiau smėliu. Šitą riedulį šiaip ne taip mes į viršų kažkaip tai sugebėjom. Tai va čia, ane? Čia va ratukas. Matas, gal pavalyk, žiūriu. Vieną gumą nutaršytą, sąžiningai. Nu dirbo gerai. Sąžiningai dirbo tikrai iš širdies. Ir antrą gumą, čia va tarpelis. Ir gavęs sprogimais. O istorija. Tiesiai iš tankų mūšio. Tai nesuprantu, kur iš įsirėmės dabar yra. Va į tą 100%. Čia tai gal ir praeit. Kokio dydžio tas? Turiu gerų žinių. Su dangteliu jisai guolia. Plius viena dalis, bet aš nelabai suprantu, kaip nupjovė gumas abidvi. Bet dangtelė nenusuko. Bet čia va, logika gera. Žiūrėk, aš tau parodys. Matai, o dangtelis atrodo, kaip sveikas jisai ir varatas. Nu ką, šitam kaime jau ratas 6. Bendrai. 6. O, išjudėjo. Tai gal iš laukti do vampyrų. Žiūrėk, paskūlink virštinės. Darom tokį variantą. Aluminį sudūriau čia. Tik su eksteras šitų. Gal šalia buvo paudinės, žinės. Keveldro tai. Gal buvo dienai besibaigiant, kad ten špyžius. Gali. Ne taip lengvai.
Praugdėsiu. Yra. Dabar viską pradėsim atgal. O, tai kiek pažiūrėjau. Rieduliukai. Ir jeigu čia viską sumesim konkrečiai, tai jeigu dar ten signalų yra. Daug morka. Ai, gerai. Ten visą. Antras ratas tai buvo vienintelis istorijai rastas. Pinpointerio pagalba. Morkos pagalba. Gerai. Įmasta. Oba. Po to valgyt norėt. Pavarė, dūdė. Kvapas po mūšio. Kažkoks kūras, benzinas išsiuodžia, kumadegus. Pašpiliuok čia arba supuom. Dūman. Lopė tada. Nu ką, nebetoli, ne? Ir morka. Opa. Kas čia? Daug pilkos. Ir pažiūriu, pažiūriu. Yra. Ką tu galvoji? Arklieną su štukais. Visada su štukais smagu rasti arklieną. Prašom. Nu kitas vyksta. Logiška. Tiem, kurie abejoja, kasinėjom duobes. Čia, duobes kasinėjom. Ypač pasakyti.
tai. Kažkodėl tai atrodo kur balansuojas. Ne, žodžiu, užsuko balansyrą, o po to prisuko dantelę.